Sakoma, kad gyvenimas daugiasluoksnis it svogūnas. Norint pažinti tikrą daiktų prigimtį, tenka skverbtis pro kelis materijos ar medžiagų sluoksnius. Tai ne tik gražiai mūsų supančio pasaulio ir žmonių santykių metafora, bet ir rūsti tikrovė. Konstruodami vis tobulesnius elektronikos, pramonės, medicinos ir daugelio kitų sričių instrumentus, kurdami naujas medžiagas pasižyminčias unikaliomis savybėmis, mokslininkai priversti manipuliuoti įvairiausiomis molekulėmis, cheminėmis reakcijomis ir net atomais, kurti iš jų daugiasluoksnes nanometrų storio struktūras, kantriai modeliuoti, išrasti naujus metodus ir nuolat sulaukti netikėtų siurprizų. Nano pasaulyje galiojančios taisyklės ne visada paklūsta sveikam protui ir mūsų norams. Nors kartais molekulių ar elektronų elgesys stebėtinai primena žmonių gyvenimą. Ta savo kailiu patyrė Lietuvos fizikai, ne vieną dešimtmetį tyrinėjantis puslaidininkinės medžiagas. Mes tęsėm savo pagrindinę veiklą, tai puslaidininkinių medžiagų diagnostika, optinė diagnostika, naujų metodų kūrimas, jų taikymas pradedant silicio, galercenido, įvairių junginių ir paskutiniam dešimtmetį perėjom prie tokių medžiagų kaip silicio karbidas, galinitridas, deimantai prie tokių medžiagų charakterizavimo. Jos naudojamos daugelį sričių. Be silicio karbido neįsivaizduojama pažanga didelės galios ir temperatūros elektronikoje. Nitridiniai junginiai ir jų lydalai yra pagrindinės technologinės medžiagos puslaidininkinių lazerių ir šviestukų gamybai. Todėl šių medžiagų paklausa sparčiai auga. Rinka reikalauja vis efektyvesnių, ilgiau veikiančių ir didesnės galios, ryškiau šviečiančių komponentų. Na, o norint sukurti kažką naujo, reikia suprasti procesus, pasiūlyti ką ir kaip keisti, kad daugiasluoksnė medžiaga būtų kokybiškesnė, efektyvesnė, atspari pokyčiams ir nebrangi. Mes nebetiriam, kaip anksčiau, plonus sluoksnius arba turinius kristalus, bet labai sudėtingas heterosandaras. Vadinama, reiškia, kombinacija įvairių puslaidininkinių sluoksnių kombinacija, kuris hetero, reiškia, priešingų junginių, skirtingų darinių sandaras. Ir čia prasideda problemos net tokiems patyrusiems vilkams kaip Vilniaus universiteto fizikos fakulteto senbuviai. Mat tokiais pažangiausiais metodais sukurti daugiasluoksniai kvantiniai puslaidininkiai elgiasi ne visai taip, kaip tikimasi. Ten, kur galioja kvantų mechanikos dėsniai, puslaidininkių medžiagų optinės ir elektrinės savybės keičiamos, keičiant sluoksnio storį. Dabartiniai puslaidininkiai, būtent ir mūsų laboratorijose, kurios čia yra mūsų instituto dispozicijoje, yra vadinami metalo oksido garų fazės epitaksija. Jie leidžia formuoti nanometrinio storio sluoksnius ir keisti sluoksnių prigimtį. Galio nitrido, indžio galio nitrido, indo galio nitrido. Būtent tokie sluoksniai yra įdomus tuo, kad būtent juose krūvininkai gauna visiškai kitas savybės. Jie pasislepia dalinai nuo defektų ir gali labai efektyviai emituoti šviesą. O būtent šviestukai tuo remiasi. Kasgi tie krūvininkai ir kodėl jie yra patys svarbiausi gimstančios šviesos kūrėjai? Geriausia tą paaiškinti naudojant labai žmogišką analogiją. Įsivaizduokite erdvę, kvantinį lakštą arba gilų tarpeklį, kurio dugne pašėlusių greičių juda elektronai ir skylutės. Tai krūvininkai. Jų bendravimas primena kai kuriuos vyrų ir moterų santykius. Kai elektronas su skylute susiporoja, gimsta svarbiausias šviestuko produktas – šviesa. Tačiau ta kvantinė erdvė kupina žinomų ir dar nežinomų pavojų šiems judriesiems šviesos gamintojams. Galima sakyti, jį magiška tarsi viduržemis, po kurį klaidžioja filmo Hobitas herojai. Visų pirma, skirtingų lyčių krūvininkai privalo susitikti kuo greičiau, antraip jie pavieniui išmiršta. Mes nutarėm įsijungti į pasaulinę problemą, išsiaiškinti fizikinę prigimtį, kodėl tie šviestukai stipriom, reiškia injekcijos sąlygom, norint daugiau gauti galios, jie nebedirba. Jie sustoja augti ir jie užgesta. Neužgesta, bet įsisotina. Jie auga signalas ir sustoja. Reiškia, daugiau galios negalima gauti. Tai yra pasaulinė problema. Jau daugiau kaip 10 metų visur bando tyrinėti ir išsiaiškinti. Kita vertus, elektronų ir skylutėje nepakanka tik susitikti. Jiems dar reikia atrasti toje dykvietėje laisvą namuką oazę, moksliškai vadinamą lokalizacijos centru. Ir jau tuomet tikrai gims šviesa. Deja, ir namukų kiekis ribotas, ir krūvininkų negalima suleisti pernelyg daug, nes nuo to šviestuko našumas ne tik neauga, bet netgi ima mažėti, kaip automobilių judėjimo greitis gatvėse piko metu. Kur čia kvantinis šuo pakastas, ketina sužinoti profesoriaus Kęstučio Jarašiūno grupė. Yra problema, kaip padaryti daugiau tokių lokalizacijos centrų. Bando įdėti daugiau indžio, kuris yra lokalizacijos centras, bando varijuoti technologijas, kažkiek sekasi, bando keisti padėklą, ant kurio auginama, kad labiau sujungti namus prie tų
prie tų elektronų judrių, reiškia, vadinasi, juostos išlinkimas arba ten vidinį lauką pašalinti, vadinasi, M-plane, ten visokie, reiškia, A-plane, šitie padėklai, galio nitrido, tai arba kitas medžiagas. Vienu žodžiu, ieško įvairių būdų, kad vis pagerinta susijungimo procesą. Bet automatiškai atsiranda ir daugiau defekto centrų. Technologija taip lemia. Taigi, posakis, kas per daug tas nesveika, tinka ne tik žmonių, bet ir kvantiniam pasauliui. Krūvininkai iš pradžių metamis ir tokia dykumą. Yra to oazės, tie namai, kur jiems reikia pasiekti. Bet toj dykumoje ta dykuma nėra tokia lygi ir kuo daugiau krūvininkų atsiranda tokie, vadinkim, kaip pelkė, trukdžiai, kurie trukdo jiems judėti greitą. Ir jeigu jie negali greit nubėgti iki tų namų, jie irgi žūna. Reiškia, parodom, kad kuo daugiau nektuoji, tuo daugiau kliučių jiems atsiranda. Vienintelis kelias, kuo geriau suprasti, kas ir kodėl tą lemia. Pagamintos puslaidininkinės sandaros savybės dažniausiai tikrinamos sužadinus ją intensyvia lazerio šviesa. Taip tarsi iš snaudulio pažadinti krūvininkai ima judėti ir poruotis, išspinduliuodami savo aistros energiją šviesą. Liuminescencija – vienintelis komerciškai prieinamas tokios kokybinės analizės būdas. Lietuvos fizikai jau naudoja naujus, savo sukurtus kur kas sudėtingesnius kompleksinius tyrimus. Pavyzdžiui, holografinį matavimo būdą. Jis leidžia giliau išžvelgti krūvininkų judėjimo ypatumus, jų persiskirstimą erdvėje, gyvavimo trukmes, pamatyti spąstus, į kuriuos jie pakliūva ir kodėl pabėga iš namų. Būtent tam skirtas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas, vadinamas optoelektronikos poreikiams skirtų nitridinių junginių heterosandarų netiesinė optinė eksitų diagnostika ir optimizavimas. Tuo būdu mes prognozuojam prietaiso veikimą, kuris bus pagamintas šitom medžiagos pagrindu. Prognozuojam. Šitos medžiagos yra labai sudėtingos, nevienalytės, kaip jūs matėt jau anksčiau, reiškia tokios kaip margos, kaip žvaigždynai, reiškia jos nuo vietos prie vietos labai skiriasi, reikia sugebėti tada pamatyti ir kaip tie krūvininkai erdvėj persiskirsto, kaip keičiasi jų spektras ir kas atsitinka laike, po sužadinimo toliau. Nes tas leis irgi pasakyti, ar bus efektyvus tas šviestukas. Pirmiausia, fizikai pasigamins tyrimams reikalingas medžiagas, naudodami jau minėtą metalo oksidų garų fazės epitaksijos metodą. Štai taip atrodo šis itin sudėtingas, kelis milijonus litų kainavęs reaktorius, kuriame gimsta daugiasluoksniai puslaidininkiai. Tai naujos kartos medžiagos, naudojamos saulės energetikos, nanotechnologijų, lazerių ir optoelektronikos technologijų srityse. Sudėtingus fizikinius procesus vykstančius krūvininkų pasaulyje mokslininkams padės suprasti daugiafunkciai metodai, leidžiantys tyrinėti erdvinę, laikinę ir spektrinę krūvininkų persiskirstimo evoliuciją. Pagrindiniai tyrimo instrumentai – Lietuvoje pagaminti pikosekundiniai ir femtosekundiniai lazeriai. Naudojant du skirtingus spalvų pluoštelius, fiksuojami procesai trunkantis mažiau nei 1 milijardinę sekundės dalį. Esmė labai paprasta, kad mes sužadinam nepaprastą dėmelę, ne tokie kaip kaisydami, bet naudojam du pluoštelius, lazerio pluoštelius, ir jie pagamina medžiagoje interferencinės juosteles, kurios atsiskiria 1 mikroną, 2, 3, 4. Ir kai tos juostelės išnyksta, jos susilieja po trumpo laiko. Dėl difuzijos mes galim pasakyti, ar tie krūvininkai judrus, ar nelabai, nes reikalinga tose šviestukuose, kad būtų nejudrus jie, kad jie rastų tokius centrus, rekombinacijos centrus ir ten būtų, bet jie išlaksto iš ten dėl įvairių priežasčių. Tai iš tiesų didelė problema, kurios kol kas niekaip nepajėgia išspręsti net geriausi pasaulio technologiniai centrai. Nenuostabu turint omenyje, kokia sudėtinga yra šiuolaikinių daugiasluoksnių šviestukų struktūra. Pažiūrėkime, kaip atrodo ir kaip gimsta toks prietaisas. Ant beveik iki 2000 laipsnių Celsijaus įkaitusio safyro padėklo reaktoriuje užauginamas kelių mikronų storio galio nitrido sluoksnis. Po to ant jo užgarinami plonesni, pereinamieji indžio ir galio nitrido sluoksneliai. Tada ateina metas sukurti aktyvėją nanometrinę kvantinių šulinių struktūrą, pačią šviestuko širdį. Būtent joje vyksta minėtas stebėtinai žmogiškas krūvininkų bendravimas. Per kelias valandas suformavę tokią konstrukciją, jos savybės mokslininkai pradeda tirti, naudodami rentgeno difrakcijos ir elektroninės mikroskopijos prietaisus. Jeigu viskas atlikta kokybiškai, belieka šį miniatiūrinį tortą, kuriame razinas pakeitė elektronai ir skylutės, papuošti vyšnaitę, dar vienu galio nitrido sluoksniu, ir tai jau yra šviestukas.
Šiuo metu, taip, tie šviestukai, kurie dirba mėlynoje srityje, jie jau pasiekė 60-70%, bet jeigu norint gauti daugiau galios, jie nebegali dirbti. Tuo labiau, ypač aktualu, jeigu mes norim perinant į žalę sritį, į kitą spektrus, į žalę, raudoną. Raudonoje srityje iš vis neegzistuoja beveik tokie šviestukai, žalioje srityje egzistuoja, bet jie labai menki, jų efektyvumas gal 10 kartų mažesnis. Ir vėlgi ta pati problema, norint injektuojant daugiau krūvininkų, jie efektyvumas nedidėja. Va čia yra fundamentali problema, kuri apima visų rūšių šviestukus. Jeigu specialistams pavyktų išspręsti šią įsisenėjusią problemą ir padidinti kvantinio našumo įsotinimo slenkstį, atsivertų didelės galios šviestukų ir balto spektro šviestukų pasaulinės rinkos. Tolimesnį perspektyvą gaminant nebe mėlynus, kaip dabar turim, bet žalius ir raudonus šviestukus, nes ten yra didžiulės problema šiandien. Jau, sakysim, ultravioletiniai šviestukai jau, arba ten, sakysim, violetiniai šviestukai, blue lasers, mėlynieji, šitie LEDs, reiškia, jau tvarkoj, jie dirba, reiškia, jie pasiekė japonų dėka, jie sugeba kartuot, kol technologiškai randa sėkmingą sprendimą, bet fizikinė problema lieka, ypač lieka tai perspektyvai pagaminti vieną technologiją, pagaminti visus šviestukus, visus spalvų šviestukus. Tada jos apjungus gali pridėti baltą šviestuką. Bet čia galutinis tikslas yra, kad balta šviesa viena technologija. Kitoje laidoje grįšime į Vilniaus universiteto fizikų laboratorijas ir pratęsime kelionę po paradoksalų puslaidininkių ir šviestukų pasaulį. Pasirodo, kad jie praverčia netikėčiausiose srityse. Pavyzdžiui, naudojant ultravioletinės spalvos šviestukus galima išspręsti vieną opiausių pasaulio sveikatos problemų, o kariškiams sukurti labai parankę ir priešų nesusekamą ryšio sistemą.